bandysi? Slėgis yra? Ten taip iki baro. Nežinau, kiek tau jo reikia. Čia viskas pažiūrė. Tai pirmą ir suko, tai dabar nebes. Kodėl nebesuka? Gal motorai masės trūksta, reikia pasižiūrėti, bet šiaip pajungta, bet vėl nežinau. Ok, čia yra. 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 Nu, va, tipo kaip ir yra. Jaučiu, kad ir tas išdusęs, nes buvo, karočią, masę palikta pustaus. Karočią, pilnas garažas mašinų nėra nei vienos, su kuria užkurt galim. Nu tai sveiki jaunimas ir senimas, esam vėl garaže, kaip jau matėt, užkūrėm beškę, gyvybės yra, nekala, dar ir neužkalė, tai viskas kaip ir labai gerai, nenoriu prisibazarinti iš tikrųjų. Planas įsidėti kardaną, susitvarkyti vairo stiprintuvo visą žarnyną, pasistatyti bakelį, pasistatyti radiatorių, pasistatyti filtrą, važiuojam dirbti. Vairo stiprintuvo šiandien nesigaus padaryti. Turim filtrą ir ant filtro turim tiesią jungti, o mūsų padavimo žarna ateina maždaug šitaip, kas sąlyginai labai gelbėtų su 9 laipsnių kampu, bet mes jos neturim, tai reikės nusipirkti. Po šito pakelį pasistačiau su E9 M54 motoro turboflanšu. Į tą grevelį pats tas įkrenta. Toliau turim žarną, kurią mausim čia ir į bakelį. Gali tek dar biškį ją prisitrumpinti. Tai va, radikas bus šičia, priekį. Einam dėt kardaną. Kardanas kaip ir vietoj. Viskas ore. Panašu, kad su ilgiais viskas atitaikyta. Panašu, šlicai labai gražiai susileidžia, nėra, kad pusė šlicų susikišo. Panašu, kad dėžė pataikyta puikiai. Einam dabar išsivalyti saloną, susiizoliuot laidus dar kur palikti. Tada prisizateškint, reikės uždėti crash barą, kad turėčiau ant kur kabint kablį travo, nes vešim daryti išmetimą. Nu tai va, kaip ir mašina paruošta transportavimui, užsidėjau crash barą, kad būtų galima prisikabinti kablį išsitempt. Važiuosim darytis išmetimo. Kaip ir viską apsitvarkiau, išsivaliau, susikabinau laidyną. Tai planas toks, kad atvažiuoju rytoj po darbo su troliuku, pasikraunu mašiną ir vežam į legendinius Customs, kad man padarytų pilną išmetimą. Nu, berniukas papasako, kur važiuojam. Važiuojam darytis išmetimo. Realiai susirinku varšiukus, šaibas, kolektoriai, viskas mašinoje ir važiuojam į legendinį Custom. Ir šalto! Žiauriai šalto! Kilsim? Jeigu ką filmuoju.
Pas mane garočia užvedim, ta prasme, salone bus tik 3 stumberiai. Tai dėgymas, ventiliatorius ir garočia į planšetę tiesioginis pliusas. Kad atmintį turėtų per gonkės. Čia nelabai rimtai. Buvo taip, tai išvažiuos. Tai va, atvažiavom šiandien dėtis kompresoriaus. Jau čia paisas, kaip iš Galando tą motorą pamatė. Tai jau M113K su kompresorium. Kaip sakant, žinau iš kur gaus. Papasako, ką pridavėm. Čia ženklas, kad į garažą reikia. Tai va, vienu žodžiu atvažiavom, nusikėlė mašiną nuo tralo, nusistūmėm. Kurtis kūrėsi, bet neturiu dar stabdžių, tai nenorėjau rizikuoti. Teisingai ir sankabos dar nėra, nes ir sankabo nepajungta. Tai kaip sakant, nieko neturiu, nei stabdžių, nei sankabos. Tai įsistūmėm į vidų, pasikėlėm, apsižiūrėjom, kaip kas kur eina. Žinau, ko noriu iš išmetimo, jau kaip ir esam sutarę, sudarėm, kaip jisai jį turėtų man padaryti. Ir dabar važiuojam atiduot tralo į priekabink.lt. Tai va, atsikabinom priekabą pas labai šaunius vaikinus, kurie nuomoja traliukus. Realiai turbūt 2 metai iš jų nuomojamės. Niekada nebuvo problemų, labai sukalbami, visada galima atvažiuoti, pašnekėti, paduot, paimt. Vienu žodžiu, viskas nuo A iki Z, kaip sakant, tvarkingi, nauji traliukai su atverčiamom platformom, gal taip galima sakyti. Tai va, būtent žemagrindžiam mašinom. Viskas ledas, tai dabar važiuojam į garažą ir tada važiuojam namo. Tai va, parvažiavom į garažą ir norėjau visiems padėkoti, kurie jau followinat mūsų kanalą. Peržiūrėkit mūsų Contribui puslapį, jeigu norėtumėt netyčia prisidėti prie to, ką mes čia bandom daryti, tai mielai lauksim tenai jūsų. Sveiki gyvi! Tai šiandien važiuoju dar papildomos dalies, kurią galima dėti, galima nedėti. Duslintuvas, kadangi eina žemiau bako ir toj vietoj mes neturim jokio heat shieldo. O ten bus karšta, veškia vis tiek savo šilumos atiduos. Bet tokiu atveju galima toj vietoj bandyti vyniot patį duslintuvą bintų, kad taip nekaitintų bako. Bet aš kažkaip galvoju, kad turbūt naudingiau bus dėti originalų heat shieldą. Norėčiau, kad būtų viskas labai tvarkinga. Tai važiuoju paimtą skardą, tada važiuosim iki legendinis custom pas Darių, kuris daro man išmetimą ir nuvešim tą skardą, kad iš karto ją būtų galima užsidėti. Šiandien lyg tai siuntė nuotraukas, kad jau kaip ir kolektoriai visa kita padaryta. Jau sąlyginai net laukiu išklausyti, kaip skambės tas V8, nes turiu mintį susigalvojęs, kaip aš noriu, kad jis skambėtų. Tai va, tiek žinių, važiuoju skardos ir pasimatom Dariaus garaže. Tai Dariau, papasakok, su kokiais iššūkiais susidūrėjai būtent šitam motorui KM6 kėbulę darant duslintuvą. Iššūkiais? Nieko nebuvo tai iššūkiai. Kasdienis darbas yra mielas, o kai darbas mielas, tai jis ir gerai sekasi. Kolektoriai gal tik tai prie vairolaidos, bet ir tie pasidarė. Tai faktiškai jau kaip ir idėją turėjai, ką reikia padaryti? Tai visą laiką galvoju, kad kažkokį tai planelį pasipešė ir idėją. Kaip tau atrodo mano mašinos paruošimas duslintuvo dėjimui? Ar viskas patogu, ar viskas miela ir Jo, labai viskas čia labai protingai ir tvarkingai. Sakau, geriau neskubėti ir pasidaryti. Neskubant tvarkingai, negu te lekiant skubant. Gerai, tai dabar papasako konkrečiau, ką kur sudėjai ir kodėl būtent taip. Jeigu jau atsistojom prie galo, tai nuo galo ir eisim link priekio. Dėl tavo tų visų leidimų palei sienas. Kai Formula Drift turbūt leidžia, kol šiknų nelieka nuzulino, tai ir galiukus padarėm.
Jau gal saugioj vietoj šį, kad nenuneši gal. Patrumpito versiją, kompakto. Su plyto esu nunešęs. Nu, tai va, po to tas galas nusėmą, tokį padarėm, biškį gal ant vaizdo ir gražesnį neržas ir gal jinai skambesio duos dar. Mums ta neržas su to pusmetriuku čia gale. Kadangi Merso motoras, tai eko variantas buvo nepirkt naujo sportinio bakeliam, panaudojom Merso rezonatorių didžiulį, kuris turi nemažai tūrio, tai gal kažkas ir bus gražaus su balsu. Nu, kažkursim, pamatysim. Toliau viskas 60, kem 6M3 panaudojom vėl, ką radom pas savo archyvę, tai H-pipe, puikiai skaičiuota. Ir viskas, 2 vamzdžiai, kylame viršų. Tai tokie mini dompaipai nuo tų kolektorių ir vebendai, kad būtų patogu, atsukai 2 varžtus, tiltelį ir 2 smintuvas ant žemės. Ir gali greit remontuoti ir spėt dar išvažiuoti. Labai puikiai. Nu ką, eisim kurt mašiną žiūrėt, kaip skamba? Nu. Ką, eilinis vakaras garaže ir šiandien turim planą pasibaigti darbus su vairo stiprintuvu. Tai praeitą vakarą jau kaip ir susijungiau visą vairo stiprintuvo sistemą, pasistačiau filtrą, pasistačiau bakelį, atsivedžiau iki radiatoriaus žarnas. Dar praeitą dieną užsidėjau diržo įtempėjo damperį, kuris kompensuoja staigius įtempėjo pakilimus, daleiskim, kai užlokini vairą ir panašiai, kai siurblys biški pristoja. Tai tuo momentu, kai patempia diržą, matyti įtempėjas biški turi judesio, tai tam skirtas šitas damperis. Tai įsisregiau sriegį anoj pusiai, varžtą įsisukau, įsisregiau sriegį šitoj vietoj. Tai tą damperį iš autoaibės nusipirkau pagal S klasės Merso VIN kodą, nes juose ėjo originaliai, ML kažkodėl nebuvo, nežinau kodėl, o šiandien reikia įsistatyti vairo stiprintuvo siurblio škyvą. Tai pasimatavom pagal Alekso duotas instrukcijas maždaug kur kokio atstumu turėtų stovėti škyvas. Turim puodelį varžtų, kurių man reikės ir poveržlių, kad biški škyvą atitraukt atgal. Tai tiesiog dėsim šaibutes, kad po škyvų po varžtais, kad čiučiuką tą škyvą atitraukt lauk. Einam dirbt, pasistatom škyvuką, užsidedam diržą ir judėsim prie kitų darbų. Nu va, diržas užmestas, škyvas prisuktas, tenai sudėtos šaibutės, biški atitrauktas. Tai pagal viską, dabar dedant lygų daiktą prie šito, čia turim tarpelį grubiai 2,66 mm, kur mum rėžiai yra nuo 2 iki 4 mm. Tai galima sakyti, čiut į didesnę pusę, bet normos ribose, tai turėtume nebeturėti diržo numetimo problemos, plus turim pasistatę damperį. Ir turėtume važiuoti ilgai ir laimingai. Su šita dalim baigta, panašu, kad eisim greičiausiai statytis šviesų modulį. Šitas išlieka originalas pas mane, tai kažkokiu tais principu reikės jį čia prisitvirtinti, dar reikės įsipjauti skylę paneliai. Teisingai, dar praeitą dieną bandžiau čia biški pažaist su užkūrimu, ieškojau masės, tai patį masės laidą čia perkeliau ant kitos vietos, nes buvom prisukę ant kojos, o kadangi kojos pilnai milteliniu būdu dažytos, jos neturi masės, tai turėjom problemą, kad patį motorą buvo labai sunku užkurti, reikėdavo čia iš kažkur paimti masę ir panašiai. Tai tiesiog savo masės išjungėjo varžą sudeginau. Gyvenam mokomės, tik tai dūmelis išrūko. Tada supratau, kad biški yra reikalų. O šiaip tai buvo tame problema, kad buvau palikęs įjungtą apskritai masę ir mano tas mažasis akumuliatorius
kur ten va stovi. Buvo pilnai nuo drėbėsgi išsikrovęs ir jisai gavosi kaip papildoma varža, kuri nedavė nei masėje užsimaitinti, nei kompui. Ten pliusą minusą padavus negaudavau pliuso ir minuso į kompą, dėl to ir apskritai net nebandė kurtis. Sukt starteris suka, nes pats motoras ir čia visą tą dalį gauna, o va kažkodėl kompas negaudavo. Tai tada pasiėmiau kitą akumuliatorių, kurį turiu, tiesiog įsimečiau ir atsigavo kompas. Tai va, einam dėt šviesų modulį ir bandysim gal dar šiandien prisitaikyti panelę ir ją įsipjauti. Nu va, šviesų jungiklis kaip ir vietoj, viskas pavyko pagal planą. Ant vamzdžio tvirtinom vamzdiniais laikikliais. Čia varžtas, veržlė prisiveržti ir netabaluotų. Ilgis sutampa su šitu, nes panelė jau kaip ir atsiremia į šitą. Gaunasi, kad čia kartu turėtume išsipjauti skylę ir turėtų būti viskas ledas. Šiaip kaulas, nei pajudinsi, nei nieko, junginėjasi. Fiškutė irgi patogiai ištraukti kišt, atsijungti jeigu ką. Dabar bandysiu turbūt apsikliuoti biškį lankus, kad nesubraižyti su panelė. Ir tada dėsim panelę, žiūrėsim, kur čia ką reikia išsipjauti. Nu tai laba diena. Dirbam toliau prie variklio skyriaus. Vairo stiprintuvo radiatorius pastatytas, žarnos pajungtos, su vairo stipriaku viskas tvarkoj. Susirinkau originalų BMW aušinimo sumuštinį. Tai dabar bandau kažką gimdyti su aušinimo sistema. Šiaip galiu pasakyti, reikalai. Nėra vietos. Visiškai nėra vietos. Naudosim turbūt 3.9 išsiplėtimo bakelį, kurį bandysiu kažkaip gal čia į kampą patupdyti, bet reikės pasidaryti spec laikiklį. Tai vat ir nežinau, kaip čia šį sutalpinsiu, nes čia ir lempa, ir visa kita. Nu vien žodžiu, reikalai reikaliukai. Dabar va, nuo 3.9 gavau tokią originalią BMW jungtį. Tikrųjų tai pirkau žarną, kurią nupjoviau. Ir dabar čia tupdysim originalią jungtį. Čia turėtume pasijungti grįžtamą. Turėtų būti kažkas tokio. Čia aišku viskas susirinks. Didžiausias galvos skausmas, kad padavimą iš bakelio turiu paduoti čia į apačią. Turim žarną čia ir turim žarną čia. Tarp šito radiatoriaus apatinės ir variklio apatinės to žarnos turi trišakis, kuris turi nueiti į išsiplėtimo bakelį paduoti aušinimo skysčiui. Tai vat su tuo trišakiu turim dabar didžiausią galvos skausmą, nes jo originaliai aš nežinau, kokiai mašinai apskritai ir buvo. Einam bandyti kažką matuotis, krapštytis ir žiūrėsim, kaip čia mums gausis, nes iš tikrųjų su aušinimo sistema susidūriau tikrai sudėtingai. Ko nesitikėjau, nes galvojau, kažkaip čia viskas bus paprasčiau, bet panašu, kad paprasčiau čia niekas nesigauna, tai teks daryti sunkiuoju būdu. Einam dirbti.